Sveiki. Tai bandysiu šiandien šiek tiek papasakoti, ką mes sukaupėme mūsų patirtyje. Ir ta patirtis iš principo remiasi visais tais dalykais, ką sukaupėm per minėtus 18 metų. Arba štai ten, ne štai ten. Arba. Bet būna ir taip, kartais ir čekautas lūžta. Tai paremta bus to, kad per 18 metų teko matyti daug elektroninių parduotuvių, daug projektų padarėm, o pagrindinis turbūt matavimo vienetas vis tiek tai yra, kad per metus matom maždaug apie 1 milijoną užsakymų, kaip tie užsakymai konvertuojasi iš lankytojo į pinigus. Vertės prasme tai maždaug apie 120 milijonų apyvartos kiekvienais metais. Tai visai tokie nemaži skaičiai, kuo tai bus paremta. Ir be abejo, tai viskas yra patvirtinta viešais tyrimais, kad tai nebūtų vien tik tai mūsų nuomonė, kurią galima būtų ginčyti ar vienaip ar kitaip matuojame. Tai vienas pagrindinių puslapių elektroninėje komercijoje tai yra vis tiek prekės puslapis, kur ateina lankytojas. Be abejo, galima ilgai kalbėti apie patogumą, ten mobiliakas, desktopas, bet turėkit minty, kad 2/3 minimum lankytojų ateina iš mobiliųjų įrenginių. Tai reiškia, dideli ekranai, jie mažąją dalį sudaro, didžioji dalis vis tiek iš telefono. Ir būtent į juos turime vis tiek orientuotis, nes jeigu tai būtų pramogos, tarkime, limuzinų nuoma, tai bus dar didesnis procentas, nes researchas vyksta tikrai ne prie darbo stalo. Bet žiūrint į prekės puslapį, svarbiausia yra ten iškomunikuoti tipinius tokius dalykus, kas žmogui labiausiai rūpi. Tarkime, man patinka šita prekė. Kaip aš ją gausiu, jeigu aš ją gausiu, kaip greitai gausiu, arba kiek kainuoja man ją gauti. Antras dalykas, jeigu aš ją gausiu, pasimatosiu ir ji man netiks, kaip aš galiu grąžinti. Ar tai yra paprasta, sudėtinga, tarkime, man tinka pristatymas, tarkime, man tinka grąžinimas, nes jūs tai padarysit nemokamai, atsiųsite iš anksto lipduką, viskas valio, man patinka. Atsiranda tada trečias dalykas, tai pasitikėjimas. Pasitikėjimą galima kažkaip parodyti, papasakoti, bet tarkime, dar manęs neįkalbėjot šitam puslapyje, kad ir atvešit, ir išvešit, ir grąžinsit pinigus, o gal jūsų parduotuvė tik vakar atidaryta, tai natūralu, to pasitikėjimo nėra, apie tai šiek tiek dar vėliau plačiau papasakosiu. Bet tam galima taip pat turėti ir tinkamus atsiskaitimo būdus, kaip atsiskaitimas kurjeriui pristačius prekes. Tai reiškia, kad aš nepasitikiu, jūs man atvežat prekę, aš paėmiau, pažiūrėjau, panašu į tai, ką užsakinėjau, kurjeriui sumokėjau, arba atvykau pas jūs į fizinę parduotuvę ir laimingas turiu prekę. Tai mokėjimo būdų prasme, iš vienos pusės kalbama apie vairovę, kad reikia jų kuo daugiau ir tai yra tiesa, nes yra dalis tų, kurie nepasitikė, perka atsiskaitant kurjeriui. Yra dalis, kurie neturi pakankamai pinigų, kad pas jūs apsipirkti, bet jie su mielu noru nupirktų, jeigu jūs jiems galėtumėt pasiūlyti leasingą. Ir apie leasingą kalbant, negalvokit, kad tai yra tik aukštom sumom arba žmonės su mažom pajamom, kadangi leasingais apie 10% visų krepšelių yra nupirkama. Kripto, tikriausiai žinot, kad egzistuoja ta rinka, procentas mažas, bet yra tam tikra auditorija, kuriems to reikia. Na ir kalbant apie mobilius įrenginius, tai Google Pay, Apple Pay visiems patogu 2 kartus paklykint, parodyti savo veidą ir susimokėti. Na ir galiausiai nesvarbu, ar jūs didelis ar mažas, tai susisieks su jumis vis tiek yra faina. Yra tokių pirkėjų, kurie paskambina, jūs atsiliepėt telefonu, su jumis nepašneka, tiesiog padeda ragelį, tačiau tai yra patikrinimas ir jūs gyvas organizmas ir tiesiog dar viena parduotuvė, kuri kažką bando paveikti. Tam, kad tą prekę surast, reikia gebėti ją surasti. Galbūt tu žinai, ko tu nori, galbūt tu nežinai dar, ko tu nori. Priklausomai nuo auditorijos, nuo prekių, šis procentas kinta, jis iš esmės yra maždaug tarp 7 ir 30% žmonių ieško prekių jūsų elektroniniai parduotuviai. Jeigu tai bus buitinė technika, be abejo, skaičius bus didesnis, jeigu bus drabužiai, tikriausiai procentas bus mažesnis. Tačiau reikia padėti ir tiems, kurie galbūt nemoka lietuvių kalbos ir suves raudoną vyrišką maikę. O pas jūs maikių nėra, pas jūs yra marškinėliai. Tai tokius dalykus privalot su paieška padėti savo klientams surasti. Dauguma nusivylė, jeigu kažką įveda pas jūs į paiešką ir ta paieška parodo netinkamus rezultatus.
Ir jeigu aš kažko ieškojau ir neradau, man neįdomu, kokia pas jūs parduotuvė, aš tiesiog nusiviliau, išėjau. Ir jeigu imtų auditoriją, kuri tiesiog perka elektroniniai parduotuviai, ir auditoriją, kuri paieškojo ir nupirko, tai skaičius skirtumas tarp to, kiek kas perka, yra pakankamai didelis. Galima sakyti beveik 2 kartus. Tad padarykite taip, kad jūsų elektroniniai parduotuviai žmogui būtų paprasta paieškoti prekės ir jas surasti. Kartais būna, kad žmogus dar nežino, ko jis nori. Atėjau į parduotuvę, tarkime, mėgstu pasakoti apie įtvarus. Tarkime, išsinarino žmogus koją, ranką, petį, dar ką nors. Tai maža to, kad su chatbotais jam faina pakalbėti apie tai, kaip pristatysit, kiek kainuoja, kaip grąžinti, dar ką nors yra prieš pirkiminis procesas. Jam taip pat faina pakalbėti su jūsų robotu ir apie tai, kur mano siunta, nes 5 dienos jau nėra siuntos, žadėjot rytoj atsiųsti. Tai paklauskite jo e-mailo, užsakymo numerio, pasitvirtina, kad tas žmogus, parodykite jam, kur ta siunta, nes tracking numberį tikriausiai žinot. Ir vienas iš tų dalykų, ką dabar gali padėti išsirinkti šitie robotukai, tai pasiūlyti konkrečią prekę. Aš galiu aprašyti, kad man skauda tą ir tą, man reikia maždaug to ir to, bet aš nežinau tiksliai. Ir tas chatbotas gali man pateikti, pavyzdžiui, 2 prekes, kurios atitinka mano lūkestį, aš paspaudžiu ant tas prekes, patekau į prekę. Ir tarkime, aš išsirinkau tą prekę, įsidėjau ją į krepšelį, kas toliau vyksta. Šuo į lauką užsinorėjo, vaikas rėkt pradėjo, išėjau aš iš to čekauto, prekė liko krepšelėje, 8% taip ir pasildė. Tad nereikia bijoti to, kad savo Google Analytics ar kitoje sistemoje, kur matuoja statistiką, mato didelius procentus nenupirkusių asmenų, tai yra normalu. Bet pagalvokite, kodėl jie išeina. Galbūt nepasitikė, galbūt jiems kažkas buvo sudėtinga, galbūt ateina į pirkimo puslapį ir ten vietoj gražių dalykų pamato fatal error tekstukus. Tikrai nėra smagus dalykas. Galbūt jūs verčiat jos registruotis, nes jum to norisi, o jam tai nesinori, jam norisi prekės nupirkti, jam nereikia registracijos. Tai neverskit žmonių registruotis jūsų elektroninėse parduotuvėse. Didžioji dalis žmonių to nemėgsta, jam nereikia dar vienos paskyros. Kai aš atėjau pas jūs nusipirkti kažkokio vienkartinio ypač dalyko. Blogiausia, kas gali būti, kai jūs reklamą leidžiate per prizmę, kad šiuo metu yra, tarkim, Black Friday greitai bus. Yra Black Friday, kuponas 30% nuolaida, viskas valio. Apsidžiaugiau, apsisprendžiau, kad noriu šiandien kavos nusipirkti, būtent pas jūs, kitur visada pirkau, bet šiandien nusprendžiau pas jūs kavos nusipirkti. Ateinu, išsirinkau kavos per 5 minutės, nueinu iki čekauto, suvedu kuponą, neveikia. Ką aš darysiu? Iš principo išeisiu iš tokios elektroninės parduotuvės. Tai jeigu jūs darote reklamą, reklamuojate kažkokius nuolaidų kuponus, įsitikinkite, kad jie veikia. Nes ta auditorija, kurie ateis pas jūs dėl kupono ir bandys pakeisti savo įpročius ir bandys pas jūs nupirkti vietoje to šaltinio, kur visada perka, tai čia būtų auksinis jūsų klientas. Nepraskite jo dėl kupono. O jeigu paskutinėme žingsne patyšote 1 euro mokestį, tai jūs neuždirbsit 1 euro, o klientas, pasijus kažkaip apgautas. Tai galvojant apie pardavimą, visada galvokite, ko tikisi iš jūsų vartotojas, nes visose sistemose dabar kalbame apie tai, ką nori vartotojas gauti, ką jis gaus, kaip jis bus aptarnautas, tai yra apie vartotojo patirtį. Tai elektroninės parduotuvės turi irgi galvoti apie tai, kaip tas klientas, kokią patirtį pas jūs jis gaus. Jeigu jūs versit jį registruotis pas jūsų sistemą, jis to nenori. Jam nereikia dar vienos paskyros, iš 16 simbolių slaptažodžių, kur turi būti viena didžioji, viena mažoji, dar 3 krendeliai. Tai yra sudėtinga. Antrą kartą aš pas jūs atėjęs į elektroninę parduotuvę, suvesiu savo slaptažodį, kuris yra password arba labas 123 ir man sakys, netinka. Tai labai milžiniškas procentas yra žmonių, kurie vietoje to, kad paspausti mygtuką pamiršau ir atsistatyti savo slaptažodį, tai užtrunka teoriškai apie porą minučių, jis tiesiog nueis pas konkurentus ir ten apsipirks, nes kam to reikia. Jeigu jums vis dėlto kažkodėl reikia, padarėt kažkokią akciją, atrakciją, kad prisijungia vartotojai, gauna kitą kainoraštį, dėl to jie gauna geresnę kainą, kas dabar yra madinga, nes negalima akcijų daryti šiaip sau. Tai už registraciją dažnai būna kitokia kaina. Bet leiskite vartotojams tada prisijungti su Facebook logynu, Google logynu, Apple logynu,
dar kažkokių logynų. Tai žmogui bus paprastai, jis paspaudė mygtuką, nereikia jam jokių slaptažodžių, next, continue, prisijungiau, valio. Nes jeigu prašysit slaptažodžio atkūrimo, aš nesijungsiu. Ir jeigu taip pat registracijos metu ar pirkimo metu aš perku kavos pakelį, o jūs manęs paklausit, kelintą mano batų išmirą, aš iš principo suvesiu kem 6, kokia ten didžiausia bus, tokia nesąmonė ir suvesiu. Tai jeigu jūs norit patikimų duomenų, tai klausit jos tik tada, kai žmogus bus linkęs jums į tai atsakyti. Jeigu jūs klausit duomenų, kai žmogui to akivaizdžiai nesusiję, tai jis tiesiog jums neatsakys. Tai kalbant apie visą tą pirkimo procesą, tai paprastumas visada yra gerai. Jeigu galit padaryti pas save taip vadinamą vieną žingsnį apsipirkimą, tai iš to jūs laimėsit nuo kokių 7 iki 20% konversijos kiekio didesnio. Ne procento, bet kiekio. Tai 2011 metais vienam didesnių savo klientų pakeitėme checkoutą iš to klasikinio 3-4 žingsnių į vieną žingsnį apsipirkimą, be jokių registracijų. Na ir nekintant kitiem veiksmam, tai nebuvo tas teisingas AB testingas, bet nekintant tiem veiksmam su klientu priėjom prie to, kad 7% pakilo jo apyvarta iš elektroninės parduotuvės. Tai dienai jis generavo 1000 užsakymų per dieną. Tai labai dideli pinigai. Ir šiaip statistiškai žmogui norisi vienam lange viską pamatyti, jeigu dar tai tilps į mano nešiojamą kompą, valio. Viena smulkmena yra, kas liečia pašto kodą, tai ne visi žmonės jo žino. Ateinu, suvedžiau kažką, pašto kodas, neatsimenu, maždaug kažką iš atminties nesąmonę įvedžiau, bet ką tai reiškia? Tarkime, jūs elektroniniai parduotuvėje reklamuojat, kad pristatysit prekę per vieną dieną. Ketvirtadienį iki 12 valandos užsakau, džiaugiuosi, kad jūs man pristatysit penktadienį, nes važiuojame į išvyką, čia dabar tikroji istorija. Važiuojame į išvyką per išeidinės komandą įmonę, ketvirtadienį užsakau prekes, nes penktadienį manęs atveš, nesakė, kurį penktadienį. Suvedžiau duomenis, na ir to užsakymą man nepristatė. Ne dėl pašto kodo, bet pašto kodas irgi dažna istorija. Kodėl? Žmogus suvedė, jūs jums sakėt, jis tiki. Žmogus niekada nepripažįsta savo klaidų. Tai aš tikrai suvedžiau gerus duomenis. Kas nutinka? Kurjeris nuveža siuntą ne į Vilnių, o į Klaipėdą, grąžina ją į terminalą, siunčia nebe penktadienį, o pirmadienį, antradienį. Žmogus piktas ant ko? Ant jūsų. Nes jūs kaltas, jūs neatsiuntėte jiems siuntos. Kurjeris jums išrašo 2 sąskaitą, nes 2 kartus vežė, grąžino į terminalą. Žmogui tas prekės pirmadienį, kai jame atveža, jau nebereikia. Jis tą prekę tiesiog kurjeriui atiduos ir sakys ate. Prekė grįžta pas jūs. Tai išlaidos jūsų, pyktis kliento, failas jūsų. Kalbant apie nepavykusius pardavimus ir kaip juos galima sugrąžinti, su vienu iš mūsų partnerių filmavom webinarą, kur kalbėjom apie tai, kad tinkamai sudirbus su klientais, kurie palieka apsipirkimo procesą, galima investicijas į tinkamą sistemą atpirkti maždaug 45 kartais. Paprastai 3 turbūt naujienlaiškiai, kuriuos mes žinom, kad įsidėjom kažką į krepšelį, nenupirkom, po valandos ateina e-mailas, ei, pas tave krepšį prekę, ateik užbaig. Iš kur jūs mano e-mailą žinot? Na, sužinojom. Kitas dalykas, galbūt aš nupirkau kačiukui maisto, praėjo mėnuo, o jūs žinot, kad pagal tai, ką aš nupirkau, tiek aš nupirkau, kad tas maistas maždaug taip po mėnesio turi baigtis. Ir jeigu man po mėnesio ateina e-mailas be kelių dienų, kad galbūt tavo katinas alkanas vėl nusipirk maisto, na, jūs galite pataikyti tiesiog laiku. Tai aš nusipirksiu tam kačiukui vėl maisto pas jūs, nes, na, dar neplanavau. O šalia kačiuko jūs man dar ką nors pasiūlot. Tai šitie sprendimai, jie kainuoja pakankamai pigiai, naudos prasme, jie duoda daug naudos. Ir be abejo, galbūt nereikėtų tikėti tą statistiką, kad tikrai tiek nupirko, nes dalis tų klientų vis tiek pas jūs grįžtų ir nusipirktų, tačiau šitie mechanizmai save atperka labai labai gerai. O kalbant apie SMS žinutes, tai viena tai yra naujienlaiškis arba tiesiog e-mailas, kurį aš galbūt pamatysiu po valandos, bet jeigu jums ateina SMS žinutė, pagalvokit, kaip greitai jūs pasiimat telefoną į rankas ir perskaitat, kas ten parašyta.
Na, tikriausiai greitai. O jeigu dabar sėdė dar su telefonu rankoje ir ateitų SMS, tikriausiai paskaitytumėt per 2 sekundės. Tai svarbiausia informacija, ką jūs norite ištransliuokit ją SMS žinute. Pinigus gavom, siunta iškeliavo, ačiū už jūsų užsakymą. Labai malonu gauti 2-3 žinutes, nes tai yra susijęs su mano pinigais ir mano siunta. Tai jeigu tokius 2 dalykus aš galėsiu gauti iš jūsų, tai tiek patikimumo prasme, man atrodo, rimtesnė elektroninė parduotuvė, tiek patogumo prasme, tracking numeris, dar kas nors, galbūt atsiliepimo palikimas. Tai yra vienas iš tokių paprastų dalykų. Grįžtant prie patikimumo, tai atsiliepimai yra vienas iš tų dalykų, ką tikrai žmonės skaito prieš apsiperkant. Jeigu jūs turėtumėt video atsiliepimus ir žmogus pažiūrėtų video atsiliepimą, tarkim, YouTube'as, dar kokią nors platformą, tai jie atsimins ženkliai daugiau žmonių, kas ten buvo pasakota, lyginant su tais, kas skaitė atsiliepimą. Paskaičiau, įsiminiau 10%, pažiūrėjau video, atsimenu virš 90%. Jeigu turėsit vien tik teigiamus atsiliepimus, tai neveikia. Įdėkit ir praleisit kažkiek neutralių arba nelabai blogų atsiliepimų. Nepaslaptis, kad jos turbūt visi filtruoja. Ir kai turėsit vien tik teigiamus, tai tiesiog turėsit minti, kad neveikia. O kalbant apie kelis paprastus dalykus, kurie padeda daugiau parduoti prekių jūsų sistemoje, tai mes tai pavadinam pridėtinėmis prekėmis, nesugalvojam kito lietuviško žodžio, kuris būtų gražus. Tarkime, aš parduodu vonią ir žinau, kad šitą salę yra vonių atstovai. Tai iš vonios galbūt jūs uždirbat 5 eurus. Bet iš kokio nors plastmasinio sifono, plastmasinių kojyčių, iš dar ko nors, kurios kainuoja po 10 eurų, galbūt jūs irgi uždirbat 5 eurus. Tai jeigu jūs žmogui palengvinsit pirkimo procesą ir šalia vonios jam pasakysit, kad žiūrėk, tau tinka šitos 3 senelės, nesvarbu, kad 50 tinka, bet šitos 3 tau tinka. Tau tinka šitos 2 kitos prekės, šitos kitos 2 prekės. Žmogus, apart to, kad jis norėjo nupirkti vonę ir dar sugaišti pusę valandos landžiant po katalogą ir suprantant, tinka, netinka, jūs jam pasiūlėt, jisai nusipirko daugiau, jūsų uždarbis iš papildomų prekių gali būti didesnis negu uždarbis iš tiesiog tos prekės, kurią jūs pardavinėjot. Analogiškai yra su komerciniais pasiūlymais, kad žmonės mėgsta dėlėtis, žmonės mėgsta pirkti didesnį prekių kiekį ir pasakyti, na žiūrėkit, perku, tęsiant vonių temą, klozetą, praustuvą, dar gyvatuką ir padaryti dabar gerą kainą. Tipiškai jūs man atsiūsite mailą su suma arba PDF-ą, kur aš tikriausiai turėsiu kopijuoti viską, o jeigu aš noriu leasingo arba noriu atsiskaityti kripto, soliukas nepatogu. Jeigu jūs man atsiūsit komercinį pasiūlymą elektroninį, kur aš paspaudžiu mygtuką įdėti krepšelį ir tą krepšelį užbaigiu įprastų man būdų, susimoku per kripto, per leasingą, jūs laimėjot dar vieną patenkintą klientą. Na ir kalbant apie kitas rinkas, Lietuva mūsų maža, norisi plėstis į užsienį, vertimo paslaugos yra teisingiausias kelias į kitas šalis, Latvija, Estija, Lenkija, Suomija. Bet su 90% tikslumu jūs tai galite padaryti viską su dabartiniais dirbtiniais intelektais. Duodam kontekstą, apie ką yra prekių asortimentas, tarkime, tęsiam vonių temą. Čia yra vonių kategorija, tokios tai vonios, naudojami tokie tai raktažodžiai, iš SEO išsiaiškinant, kokie raktažodžiai SEO prasme veikia tose šalyse. Duodam visą tai, sumaitinam OpenAI, čia GPT. Ir tokiu būdu mano asortimentas per savaitę 100 000 prekių gali būti kita kalba. Patogu, greita, bet reikia nepamiršti vienos smulkmenos. Prekiaujant po Europą, jūs galite susidurti su OSS, One Stop Shop, kai skirtingoj šaly ta pati prekė gali fiziniam klientui kainuoti skirtingą sumą. Tarkime, čia pavyzdyje yra skalbimo mašina, tai ją parduodant Lietuvoje ir ją parduodant į Liuksemburgą, jūs parduosite už skirtingą kainą. Vieno iš klientų istorija pardavinėjo valties variklį už 9 000, nupirko vengrai, kur PVM yra 25%, parduoti tiesiog neapsimokėjo, nes 4% PVM skirtumas yra didesnis negu jų marža visai prekiai ir tiesiog tą užsakymą teko atšaukti, nes tu neprašysi klientui, kad soliukas kryva elektroninė parduotuvė dabar dasimokėk kelis šimtus eurų. Ne, nepirks. Tiek įžvalgų apie e-komerciją.
tiek tos statistikos, tad pasistengkite, kad klientai pas jūs pirktų, kad jie norėtų pirkti pas jūs, kad jie turėtų gerą ryšį su jumis ir pasirūpinkite, kaip jie jaučiasi jūsų elektroniniai parduotuviai. O to pačiu pakviesiu ir mūsų YouTube kanalą, kur mes periodiškai dedam webinarus ir daliname savo patirtimi. Ačiū Jums. Ačiū Vitalijau. Tuoj užlipsiu ant senos taip pat. Gerai, turim dar truputėlį laiko, nors čia juodas ekranas. Taip, bet aš dėl to ten rodžiau. Juodas ekranas pas mus apačioje, nebematom laiko, tai reikėtų sutaisyti. Gerai, bet turim iš tikrųjų laiko truputėlį klausimams. Tai aš pradžiai tiesiog apšiliminį klausimą apie klientus, paties klientus. Ne? Kas yra tas tipinis klientas, kuris ateina pas jūs į Verskis LT ir sako, noriu vis tais pradėti elektroninę prekybą? Dalinam į 3 turbūt grupės, nes vieni, kurie ateina niekada nieko nebandė ir kažko norėdami, tai reiškia, žali klientai, kurie dar nežino, ko jie nori. Tai tie valio, jie gauna sistemą, išdirbtą su daugybė integracijų ir negalvoja apie tai, ten reikės man po pusės metų kažko ar nereikės. Antra dalis, tai tie, kurie jau turi elektroninę parduotuvę ir pavargo nuo savo motojų, nuo žinių trūkumo ir negali judėti toliau vystytis organiškai ir augti savo verslo prasme, tada emigruoja. O trečias, tai visada smagu dirbti su dideliais klientais, nes dideli klientai paedukuoja ir mus. Ne tik mes galim tada edukuoti ir jie mus irgi kažko išmokina. Tai visada smagu visose šitose 3 srityse ir dirbti, kas iš esmės mūsų atveju yra. Okay, o šitų išvardintų, kas vis tai yra tas, kuris idealiausias? Idealiausias? Naujas atėjęs, jis yra spigliuotas. Migruojantis klientas iš kitos platformos, jis jau nebeturi spiglių, jau pašukuotas. O didelis klientas, didelis visada su jo daugiau reikalų, bet su jo irgi smagiau ir smagu dirbti. Ir grąža turbūt didesnė. Visi dėlį. Supratau, puikiai. Gerai, klausimas apie pardavimo kanalus. Šiaip, pradedančiam, sakysime, komui, kuris, nėra dar generuojantis, nėra didelis ekomas, nėra generuojantis ten, sakykime, 300 milijonų eurų apyvartos per metus, o yra jau pradėjęs veiklą vykdantis. Kaip su pardavimų kanalais? Kokia yra ta golden rule galbūt dėl pardavimų kanalų? Tinklapis vienas, nežinau, Etsy, Shopify'us, kas šitoje vietoje labiausiai veikia? Veikia tai, į ką daugiau kreipsi dėmesio. Nėra vienos tabletės, nes tas pats prekiaujantis žmogum, tai yra tas pats prekiaujantis žmogus to pačiu asortimentu, turintis 2 parduotuvės gali skirtingais keliais nueiti, 2 žmonės prekiaujantis to pačiu asortimentu iš to paties tiekėjo ir turintas pačias kainas irgi turės kitą patirtį. Ką reikėtų turbūt nepamiršti, tai reikėtų išlaikyti miksą tarp to, kad aš turiu savo e-shopą, kad aš prekiauju per prekybvietės ir ten kainuoja man vartotojas, bet nepamiršti, kiek jums kainuoja vartotojas, kai jūs jį atsivedate iš Facebook reklamos, iš Google reklamos. Ir klausimas, kur didesni kaštai. Tai galbūt tas marketplace'as, kuris paima 20% jūsų komisinį, gal tai yra pigiau negu jūsų Google Ads atvestas klientas. Tad iš principo, iš esmės tai yra miksas tarp daug sudedamų dalių. Marketplace'ai, savo e-shopas, fizinė reklama, ir taip per ilgą laiką tik tai išsikristalizuoja konkrečiai to e-shopo strategiją. Ok, iš esmės, galima žiūrėti į tą bendrą, turbūt, tos bendrus kaštus, kiek kas kainuoja ir žiūrėti, kurioje vietoje ar į paruoštą ekosistemą jau nerti, ar reiškia darytis pačiam. Gerai, tada klausimas labiau į tai, iš konkrečiai jau labai į tai, ką jūs minėjot apie tos registracijos langus, pavyzdžiui, kai vedame duomenis pačio vartotojo. Kaip elgtis su registracija, jeigu tai vis tik yra B2B modelis, ne B2C? B2B yra kitaip. B2B auditorija yra labiau išprūsusi ir tikriausiai už registraciją jie gauna tik tai prieigą iš vis prie asortimento. Tai B2B registracija yra normalu ir ten kitaip nebūna, iš esmės. Nes tu negali ateiti ir nusipirkti, galbūt tu gali pamatyti tą gatvės kainą, bet daug e-shopų yra uždary, kur tu tik prieiti gali po registracijos. Tai, tuo atveju tai yra esminė sąlyga visam bendradarbiavimui, nes B2B, kiek aš pirksiu, tai ko aš daugiau pirksiu, to mano bus dėlesnė pirkimo kaina. Tai ten privalai prisirišti prie vartotojo. Supratau. Ok, kadangi laikas mūsų jau pabaiga laiko, tai tokį pabaigai, man tiesiog patiko šitas klausimas, daugiau pavadinčio ne klausimo, o rentų. Kodėl pristatymo įmonės nesutikrina pašto kodų pagal adresą?
kodėl reikia kankinti klientus su pašto kodais? Tai ties to ir baigsim. Ne, iš Dviejų tikrųjų, pusių atsakomybė. Iš ašopo pusės taip mes galim parodyti, ar tas paštas atitinka, neatitinka. Ta pati galima daryti ir su tais pačiais elektroniniais paštais, nes yra tam tikri servisai, kurie duoda e-mailą 10 minučių, 5 minučių. Ten su telefono numeriais iš esmės galima tą patį daryti, bet klausimas, kiek tas slapukas nori nuo mūsų slėptis. Tai jeigu nori slėptis, tai užsisakyk paštomatą. Jo, puikiai idėja, taip. Gerai, laikas mūsų baigėsi. Dėkoju Vitalijau.